O kas čia per daiktas? Tas mygtukas? Va, pirštinės neužsidėjau, kur pirštinės. Kėlimo mes nelupsim. Žinot, kiek tas vadinamas raundas kainuoja? Tai visokas. Viską nusimsim, o tada dar ir dalim pažersim. Kodėl paprasčiau negalima padaryti? Čia, kaip matome, sausa. Yra sulaužytų detalių. Pasislėpė saulė ir dabar mes jau nieko nematom, ką reikia dirbti. Tai įsivarėm mašiną į garažą ir žiūrėsim, ar tas stogas po velnių veikia ar neveikia. Susitvarkėm šitą detalę, pasikeitėm įvorę ir dabar bandysim atgal cilindrą susidėti. Žiūrėsim, ar stogas veiks ar ne, užsipilsim hidraulinio tepalo, pasijungsim akumuliatorių, kuris kraunasi ir pažiūrėsim, ar važinėja ar nevažinėja. Jeigu važinėja, viskas tvarkoj, jeigu ne, žiūrėsim, kur gali daugiau bėdų būti. Tai tuos medžius išsiemam, dabar jų nebereikia kol kas. Mano pusėje tai čia viskas pradžiūvę, sausa, gražu, švaru, labai gerai. Aišku, dar išsivarysim padžiovint laiks nuo laiko, kai saulutė leis. Svarbiausia, kad kvapas geras jau. Taip. Dabar reikia atsiminti, nuo ko pradėti. Pasiemam tą šluotą o dabar šluotą. Ką? Šluotą. O čia va, padėk, kad laikytus, ar laikos. Nepradės krist. Persikeliam čia, kaip praeitą kartą buvo. Pala, šluotą atsargiai. Kampiai statyk jau, kad... Nežinau, bijau. Toks stogas brangus. Šiaip laikos. Nežinau, ar gerai laikos. O gal paliekam taip stogą? Niekas nedaro šitaip. Ne, gal reikia susitvarkyti, o jeigu lis? Jeigu lis, levelės. Sveiki. Malonu, kad užsukot. Saudinė atvažiavo, tai žinai. Pravalau, kad šiukšlių nebūtų. Sradis važinėja, kas jam yra, pasiklydo. Nu dabar turi pasakyti, Kedva, kaip dedasi, nes aš neatsimenu. O tu prisimeni? Tai mums gali reikėti naujo akumuliatoriaus, kuris kraunasi, nebent šitas datemptų. Čia prisipilsim skysčio ir tada bandysim pažiūrėti, ar kas nors vyksta ar nevyksta. Garažo taisyklės. Kiekvienas įrankis turi savo vietą. Ačiū, tėvukai, žinosim. Aš irgi čia. Hidraulinis skystis. Swag. Ir švirkštas hidrauliniam skysčiui. Jis naudojamas tokiem dalykam, diferencialo tepalui. Jo, ir diferencialo. Nu jo, čia tai jau gerai bėga. Dabar nuleisim bagažinę ir įstatysim į tuos. Nors gal jinai turėtų ir taip, vat aš nežinau. Šitą gal pabandysim pakrauti. Ir mums dar vieną dalyką reikia padaryti. Centrinę konsolę. Mes be jos nenuleisim ir nepakelsim. Mes turim šitą įsijungti. O kur kiti laidai? Ar čia tik tiek? Nebus, kad kažkas pragėdė. Miręs visiškai. Ir šitą akumuliatorius reikės. Krovėsi nežinau kiek laiko. Tai iš Mirivos galiu atnešti. Jo, reikės. Donoras. O jis pakrautas? Tai naujas, pirktas, naujai, iš Jūtos, su garantija. 12 mėnesių garantija akumuliatoriui. Kur nukrito galvutė? Pakel gal po valandiškį. Sukeliam stogą. Nu. Reikės bagažinę sutransformuoti. Taip, palaikyk. Laikau. Ne, šluotą tegu laiko.
Jau daugiau garsų. Ta bagažinė yra susikonektinus su stogu. Jeigu bagažinė neveikia, faktiškai ir stogas neveikia. Saugiklį mes pakeitėm. Kiek supylėm, tiek ir yra. Tepalo nestumdo, nes varikliukas neveikia. Nežinau, reikia pabandyti išsimti tą. Gali būti, kad vakuumo pompą reikės keisti. Tai išsimsim, nusikelsim šitą, pabandysim išsitraukti, pasižiūrėsim, gal ten laidai permirkė ar kas nors. Nežinau, pažiūrėsim. Pabandom išsimti. Gal reikės vakuumo pompą pirkti. Dar iš naujo, užgesink variklį ir jung degimą. Aš nejungęs variklį. Ne, išjung degimą, įjung degimą. Iš pradžių klik buvo. Šičia, klikino jisai. Bet tik tiek. Nieks čia neklikina. Klika buvo. Pabandom biškį daugiau. Daugiau pala? O tai tu prie minusą, ten minusą įkišai. Kas? Tu? Tai čia ne minusas? Tai ten minusas, prašau. Gerai, pakelk tą. Pakelt ką? 3 days later. Pakelt ką? Pakelt stogo pompą, pakelk. O, papa. O čia yra Merso juodoji dėžė. Čia išlūžė. Ir ne tik išlūžė, bet čia oksidavėsi. Čia vanduo ar ne vanduo? Čia labiau gal tepaliukas. Reiškia, per šoną kažkur leido. Tu viską ant batų. Tai gal tas blokelis paskendo? Gal. Pats blokelis tai nepaskendo, bet paskendo. Matyk, oksidavosi tas. Reikia padėti kažkur, kad džiūstų. Kokia situacija, Kedva? Kokia situacija? Šudina situacija. Esmė tame, kad norim mes tą stogą pagaliau susiversti į apačią. Užsidaryti bagažinę. Bet niekas nevyksta, nes galimai šitas reikalas neveikia. Kontaktai yra oksidavęsi, o čia yra centrinė pompa, kuri viską ir valdo. O, Zeniau, viskas aišku. Yeah. Viskas aišku. Ponios ir ponai, problema yra va šičia. Viskas oksidavėsi. Ojei. Va todėl ir neveikia mūsų aparatas. Nieko, kontaktus pravalysim ir viskas gerai bus. Ar ne? Bet žinom, kur problema. Aha. Minus 800 eurų. Žvengia jisai ir šypsosi. Tau tai gal juokinga? Mums tai skaudu yra. Neškalka. Perkam naują pompą. Žodžiu taip. Liūdnom žiniom baigiam šią dieną. Bet svarbiausia, kad žinom problemą. Kamereplės. Tai dabar tikriausiai ieškosim tos labai brangios dalies. Ne, dabar eisim toliau valytis bagažinę, nes tai yra iš esmės pigiau. Tai eisim toliau valytis bagažinę ir džiovintis, o su šitu, su pompa. Tai pompos neperkam, valom bagažinę ir einam džiovintis, ne? Tai tą noriu pasakyti. Taip. Gerai, žodžio, taip. Bus mašina be pompos, bet su tvarkinga švaria bagažinė. Tai tiek šiam kartui. Taigi, išsivalėm savo vakuumo pompą, atsidarėm, nusipirkom sodos, nusipirkom citrinos rūgšties, valėm, kaip ir čia viskas išsivalė. Tačiau bandėm pasijungti savo motoriuką, bet jisai neveikia. Tai greičiausiai irgi korozijos vandens gavęs, užklynijęs, jau viskas, mesti į lauk.
Šitus dalykus atskirai pardavinėja. Pabandysim nupirkt, jis nedaug kainuoja sąlyginai su visa vakuumo pompa. Tai pabandysim atskirai nupirkt ir pakeist. Pažiūrėsim. Veiks, neveiks, čia pigiausias variantas. Jeigu veiks, valio, viskas ok. Jeigu neveiks, sukasim dantis ir turėsim pirkt naują, visą unitą. Nes pas juos dažniausiai šiaip išeina va šitą detalę, jinai sutrupa, čia susideda tie, pavadinkim, sparneliai. Pas mus jinai sveika, viskas tvarkoj, tai mums jos nereikės, mums reikės tik tai va šito daikto. Buvom pasijungę prie kūmo, miręs daiktas, tai bandysim nusipirkti naują, susidėt ir žiūrėt ar veikia. Vargas mums su ta mašina, tiksliau su to vakuumo motoriuku. Užsisakėm. Žodžiu, visas šitas daiktas pilnas, Boschas padėvėtas, kainuoja apie 900 eurų. Kažkaip nesinorėjo išleisti, galvom pabandysim išsivalyti. Tai šitą išsivalėm, prasivalėm, tikiuosi čia niekur mikroschemos nepažeistos. Ir užsisakėm tą motoriuką. Tai čia jau dabar to motoriuko nebėra, nes išmetėm, visas surūdijęs buvo. Užsisakėm iš Kinijos, AliExpress jie pardavinėja, bet užsisakėm per eBay'ų. Įmonės pavadinimas Aziz Wholesale. Tai tik tai dėl to, kad pirkau, nes buvusio savininko vardas buvo Azizas, man atrodo, ne? Oho. Ahmad, čia turbūt Azizas. Buvęs savininkas, ne? Tai va, tai atėjo, žodžiu, motoriukas visas atėjo su magnetai, su viskuo pilnas. Tai mums tik tai reikėtų faktiškai sujungti, tai dabar paprastai susijungsim laidus ir pabandysim įmesti mašiną. Ir pažiūrėsim, kas vyksta, ar nieko nevyksta. Čia su visom gumom netgi atėjo, va, čia senosios gumos, čia tipo naujos. Nežinau, žiūrėsim. Ant šito senojo, to pavadinkim, housingo, turim vieną nulūžusi. Tos detalės niekur neradom, kažkur tai nukrito ir niekur neradau. Tai žodžiu, įsidėsim varikliuką, pažiūrėsim ar veikia, o paskui jeigu veikia, tada galvosim, ką čia padaryti, čia galima bus sutvarkyti. Pasako, kas vyks. Tai pabandysim įdėti šitą visą nesąmonę atgal į mašiną ir pažiūrėsim vieną ar bagažinę jis užsidaro, kitą ar durų pritraukėjai yra, jeigu yra turi veikti. Ir faktiškai turėtų stogas kažkaip atsidaryti, bet... žodžiu, bandom. Šiaip reikėtų sutvarkyti šitą irgi, bet... Atsiprašau. Bandom, ką žinau, nežinau, bandom. Kas bus, tas bus. Nesumaišyk pliuso su minusu tik tai. Gerai, bet tai kaip pasiekti šitas akumas per didelis. Vėl įjung. Įjung? Aha. Čia bybis, jisai net tas vakuumo varikliukas neveikia. Tai jaučiu mikroschemos. Šiaip tai kūrėsi. O kodėl dabar nesikuria, tai... Aleliuja. Aleliuja. Reiškia, sakume bėda. Šiaip Kedva visą idėją turi. Tipo, sėdynėse kompas yra ir kad sėdynėse išimtas, todėl jisai neveikia. Tai blemba varikliukas, tai ta prasme, tas vakuumo, tai matai, koks jisai buvo. Tu dabar nori pasakyti, kad mums reikia imti sėdynės, dėti, patikrinti ir paskui galiausiai neveiks, išimti vėl? Gerai, galim daryti tada. Blemba sėdynės, tai yra sėdynės. Taip, pagal idėją. Kodėl, ta prasme, kodėl sėdynės trukdytų užsidaryti bagažinį? Nėra logikos. Taip, nėra logikos. Taip, bet tai, tu nori pasakyti, reikia viską sujungti, kad patikrint varikliuką, ar jisai turėtų bent sudirbti kažkiek tai. Jisai dabar visiškai negyvas. Jisai jungi degimą, jisai net visiškai negyvas. Šiaip įdomu, Mersas pasidaro visokių bairių. Nenustepčiau. Šiais laikais, žinok, mane mažai kas stebina. Tai arba dėti sėdynės kuo greičiau ir tikrint tą motoriuką, nes aš turiu 2 savaitės įgrąžinti. Arba tiesiog grąžinti ir pirkti naują ir nesugalvoti. Galimai 500 eurų lengvesnės sėdynės negu motoriukas naujas.
Kedva galės įdėti, aš pafilmuosiu. Ai, nes aš pasifilmuoju. Taip. Tai reiškia, reikės ir tą vakuumą pajungti. Kokį? Kokį? Nu tą, kur nupjoviau. Nieko, Kedva paklausė ChatGPT, dirbtinio intelekto, ką mes dabar turim daryti, kodėl neveikia pas mumis ta bagažinė, kodėl stogas neatsidaro. ChatGPT parašė, kad reikia dėti sėdynės. Dabar bandom dėti sėdynės. Sėdynės. Sėdynė. Nu, nežinau. Gali būti ir abi, gali būti ir viena. Man atrodo, kad abi. Neatrodo kaip logiška mašina, bet gal rasim kažkokią logiką. Ir tikrai tai bus, kad įdėsim sėdynės ir pradės veikti. Žodžiu, neprikelsim, neišgelbėsim šito varikliuko, pirksim naują. Returnas. Iš karto gali minusiuką dėti, tokį degančių pinigų vaizdelį kokį, kaip piniginė, visa tik tais taip on fire. Все. Eisim ieškoti naujo unito. Ko pigiau. Gal kas turit iš žiūrovų? Abejoju, bet gal. Reikalų čia bus. Все. Šiandien tiek. Povilai, Nu? atvažiavo varikliukas? Jo, atvažiavo. Galim pradėti filmuoti. Bandam. Reikia dulkes nuvalyti. Kedva, tu pasiruošęs? Jo, pasiruošęs. Tai sveiki, mėlėjai. Sugrįžę prie mūsų apdulkėjusio Merso. 3 mėnesius laukiam varikliuko ir pagaliau jis atvažiavo. Tai kodėl jūs Merso nematė tokį ilgą laiką? O atsakymas yra, kad laukiame detalių. Susitvarkėm vidų saloną, susitvarkėm stogo hidrauliką, čia viskas tvarkoj, bet pamatėm, kad mūsų vakuumo siurblys nusprogęs. Išsiardėm vakuumo siurblį, bandėm tvarkyti, nesusitvarkė, ten viskas sudegė, surūdyje. Galvojom, kad moduliai sveiki, užsisakėm tik tai varikliuką sudėt atgal į vakuumo modulį, kurį turim, į originalų. Tačiau moduliai taip pat sudegė. Taigi, skupus moka 2 kartus. Tai va, nusipirkom pilną modulį, jisai yra restauruotas, originaliom detalėm ir bandysim dėti į mašiną ir tikrint, ar veikia stogas. Susidėsim sėdynės, visą kitą ir žiūrėsim, ar veikia stogas. Tikrai neturėtų būti daugiau priežasčių, kodėl turėtų neveikti. Jeigu veikia, važiuojam į regitrą ir einam ekspertizę. O jeigu ne, laukim toliau. Ne, toliau. Labai stipri chemija. Ar galiu tau kai ką pasakyti? Nu. Neteisingai naudoji Evocar All Clean produkciją. Kodėl? Evocar Pro Clean produkcija turėtų būti naudojama užpurškiant ant tam tikros vietos šitą skystį, tuomet palaukti minutę. Čia tik dulkės. Galėsi pagal instrukciją daryti. Nu jo, bet dabar chemija uostai ir kosėja, ne pagal instrukciją darydamas. Atsinešam šičia, tada atsidarysim duris, jam biški daugiau vietos. Rankinas. Ne. Tikrinu. Užteks ten vietos. Ačiū. Ačiū. Sėdynės in. Šitą reikia jungti ar nereikia? Čia šiaip greičių dėžės. O čia jau.
Sulūžo. Čia galvoju, sulūžė. Čia suklyvas. Sulūžo. Suklyvas, čia. O, šventą šūdę. Va, čia suklyvasim, net nesimatys. Tik nepamest reikia. Arba iškart suklyvuoti. Mums reikia pataikyti šitą į tą. Reikia va šitus va pataikyti, bet vienu metu turim. Šitie pinai eina į čia, o čia užsikabina tas. Galim dabar ant stogo šakinėti. Try me. Kaip manai? Veiks varikliukas? Kas bus, jeigu neveiks? Atnešk pavalyti su kažkuo. Im kažką. Jeigu veikia, žinai, padarysi to varikliuko, žinai, Gerai, sukite. apėjimą. Paskui kaip atsidalinė. Čia jūs filmuojat ir šnekat, ką darysit? Tai viską mes darom. Ir filmuojam, ir šnekam, ir šokam, ir dainuojam. Arba paeina, arba jūs mūsų nemato dar 2 mėnesius. Arba akumas nepasikrovęs. Arba akumas nepasikrovęs. Gal kas turit merso akumą? Niekur nerandam pagal tokius išmatavimus. O, Čia jaučiu traukia hidrauliką, ar ne? Jo. bent kvėpuoja. Bet tai skysčio užtenka? Jo. Eik, tu kaip bitutė sukasi. Ir jis toliau dirba. Nuim klemą, na, nežinau. Bet tai jisai pastoviai dirba kažko tai. Ne, jisai neturi pastoviai dirbti. Tai va. Jisai turėtų užsipumpuoti. Ir baigtis. Dirba. Gal akumas per slapnas? Negali būti, bet nedirbtų tas. Taip, bet už kurus tai хуйня yra. No. Gerai, pažiūrim, pagalvojam, kas čia gali būti. Jeigu varikliukas dirba ir nenustoja dirbti, tai reiškia, kad kažkur tai leidžia. Jeigu per stogą neleidžia, vienintelis dalykas, kas nepajungtos, yra vakuumas į sėdynės. Kadangi sėdynės sujungt daug reikalų, nes mes dar išiminėsim, jo, žiūrėk, čia šlapia. Tai mums šitą va, paver sėdynę. Mums va šitą daiktą reikia užsigliūčinti. Ir tada faktiškai turėtų veikti. Įdomu, kiek čia tos slėgio sukelia. Nu, Nes nesinori drožto varikliuko irgi. antras dublis. Ten prijungti klemą. O, nustoja. Volia. O, tai einu, kitą klemą prijungs. Jej! Lithuania. Ir dabar neatsidarysim bagažinės. Su raktu atsidarysim. Bet užskirdi? Dirba. O, nuėjom iš- klemą. Neišmušė? Ne. Sustoja. Gerai. Nenuėmiau klemą. O, Kas buvo? čia išmušė. Viskas aišku. Išmušė šitą rebokšlį. Jisai suveikė, viskas tvarkoja, stogas veiks. Hebra. Taip. Atsidaryti atsidaro. Bet matai, užsikerta ir neatsirakina. Arba ne bagažinė, arba centrinis. Čia centrinis irgi nuo vakuumo. Bet yra dar lykas. Girdžiu pagal varikliuką. Tai yra lykas, čia bus stogo. Bagažinė užsidarinėja, jisai visą laiką pumpuojasi. O čia nebus tas bairis, kad dar iš šitą prijungti nesąmonę reikia. Kas yra? Esmė tame, kad bagažinė užsirakina. Taip, bet neatsirakina. Taip. Centrinis yra irgi vakuumas. Viskas čia yra vakuumas. Kur centrinis? Reguliuojasi. Įsijungia.
pas šitą nesąmonę. Dar uždėk lemą kartelį. Tenai. Gerai. Bet čia reikia palauk, dar reikia įpilt šito. Gal čia dėl to, kad skysčio per mažai? Man atrodo, ten išmušė, nes uždarytai padėti buvo. Veikia soft closes. Nu. Paspaus dabar šitą. Atidaryt? Jo. Ne? Ne. Jis dirba, bet bando atidaryti bagažinę, bet neatsidaro bagažinę. Ne. Palaplaša. Gerai, nuimk klemą. Pažiūrėsim, dažniausiai būna, kad pučia per spyną. Tas vakuumas suveikia, kaip ir. Centrinis veikia. Centrinis veikia. Gerai, bet spyna neveikia. Išsimsim spyną, pasižiūrėsim, kas su ja negerai. Trumpai, dėl spynos negali atsidaryti visas stogas. Todėl reikia išsitraukti spyną. Išsitrauksim spyną, pataisysim spyną arba nusipirksim kitą spyną. Ir tada viskas veiks. Arba ne, tai reikia tvarkyti dar tą, kur išmušė. Tai reikia, bet galimai veiks. Kas sakė, kad mašinuose originaliai nėra ZTŠ yra? Pilna. Ne O viena. gal jau keista spyna? Paspausk. Va. Man atrodo, kad čia jie nuo senatvės patrukinėja, ir dėl to leidžia per tos šonus. Taip, per čia. Nu, taip. Iš esmės leidžia per čia, per šitą ir galbūt per šitą, nežinau. Bet užgliūčinsim abudu. Tai užleisime epoksitkę ir turėtų faktiškai būti viskas tvarkoja. Čia va matau, kad įskilė. Užgliūčinsim viską. Čia šitas biški paskilinės nuo senatvės, bet gal nieko. Gerai, einam. Einam. Padarėm eksperimentą su kompresorium, bet kadangi buvo per daug slėgio kompresoriui, per va šitą va, kur sulūžė, iššovėm tą šratą. Dar kartelį pabandom, aš tik tai su pirštu uždengsiu, jeigu atšaus, faktiškai turėtų veikti. Žodžiu, tu paimk ir su pirštu užspausk šitą skylę. Nu, Palauk, nešaus. nešaus. Taip, čia dabar yra užrakinta ar atrakinta. Čia yra užrakinta. Gerai. Padaryk haltūrą ir sutaupyk 400 eurų. Galėsi ateiti į kamerą atsisukti ir pasakyti. Užtepsim epoksitkę ten, kur leidžia. Tai ką, per naktį palikom. Jo, stovėsim ir lauksim ir žiūrėsim. Gerai, finito, iki rytojaus.